Nu kągi, paskutinė stotelė. Sveiki atvykę į Maroką. Fucking katinas, salė, tiesiog. I have no money. No money, only phone. Šitam apšvietime tu pasieki naują baltumo lygį. Yes. What's your first time here? Did you test? No. Dabar yra ketvirtadienis. Vakar vakarė atskridom. Man čia iš tikrųjų kosmosas yra atvaryti į Afriką, atvaryti varžybas. Man jau čia labai patinka, tai varom tiesiog į salę ir valgom daugiau maisto. Rytoj registracija varžybų, šeštadienį varžybos, pirmadienį grįžtam namo. Ir pasiėmiau savo nuostabiausią merginą į Maroką. Tai mes kartu keliaujam, mane palaikys. Lenkijoje aš jau savim net netikėjau, kad galiu laimėti. Jinai tikėjo manim. Tai manau, viliuosi ir tikiuosi, kad tas pats bus. Pasveikink, sakai kažką. Labas. Patinka čia? Taip. Mes fucking Afrikai, pažiūrėkit. Ir keista yra matyti, kad miestai, pavyzdžiui, pastatai, viskas realiai iš sen blokų, čia kaip Minecraft'e padaryta. Sveiki atvykę į Marakešą. Siūlome jums tokią vilą. Štai čia turime labai erdvę virtuvę, kurioje galite pasigaminti savo mėgiamą maistą. Turim vaisių, turim beigelių, turim kriauklę, televizorių. Štai tokio dydžio galit palyginti su manim. Štai čia turim stalą, akmeninį. Turime tualetą. Neapsigaukit, gali atrodyti gražus, bet iš tikrųjų visur labai purvina. Smagiausias vaizdas. O, vau. Va tokie vaizdai. Čia po mumis yra grožio salonas, čia va irgi medžiai visokie. Va ką pasiėmiau. Pasiėmiau po varžybų pavalgyti outbarų ir pasiėmėm pupelės, pabandysim su treneriais šitą po varžybų. Tokia nesąmonė. Pasiėmėm trenerį varžybos. Nu, tarsi mes svarbiausias sezono varžybos, o Vidis Ringis, geriausias Lietuvos kultūrizmo treneris. Ačiū. Ir ten trenerė daros plaukus. Mūsų trenerio žmona. Tai va, esam keturiese čia. Viskas. Mes fucking Maroke. Varom į salę dabar. Nu, tu baltas. Aš baltas? Tu balta pati. Jeigu jūs nejudėtumėt, tai galvotų, kad jūs mirė. Bet aš prie tų pastatų aš prisiderinu. Čia Ana, mano trenerio. Kultūrizmo mama. Fun fact, Maroke labai žmonės gerbia kultūristus čia. Tavrasme, jei tu pasportavęs esi, jau aš 8-3 sveriu, aš skinny boy dabar. Ir gaunu komplimentų, kad aš John Cena, jo. O šitam prieš mane čia, tai iš viso, mojuoja žmonės gatvėje iš kitos pusės. Pakankamai daug kur tai. Jo? Realiai, jo, kur biški piečiau žmonės, kurie tokie daugiau komunikacijos turi, tai jie labai kitaip žiūri. Pas mus, pavyzdžiui, nu, tipo nėra taip visiškai. Nu, pas mumis duchas narkomanas. Jo, duchas narkomanas pasako, nebent pisisterus ir viso gero. Nu. Bet čia kitaip, tai visai smagu. Va čia ko neprašys, tai diržo sektis. Vaikus veža kūdikius ant mocų tiesiog rankos. Kai melionus koks. Kas liečia eismą, tai čia žmonės tiesiog savo eismą turi. Čia kažkokios mini taisyklės yra, bet čia iš jausmo varai. Hello. Atvarėm į vietinę salytę kažkokią. Nu, ne vietinę, čia turėtų nemokamai mus praleisti, nes dalyviai esam varžybų. Pažiūrėsim, kaip Maroko salė. O, čia bus gerai. O, Jėzau. Bum. Opa. Toks. Kai zonai, bet... Oi, čia dar labai normaliai. Tas salė 5 metais, kur buvau, tai čia žinot. Ai, ne, čia gerai dar. Čia gerai. Ai, man tai patinka, kad kitaip. Salė tai labai nebloga. Lietuvos kai kuriom salėm net... Kai kuriom daug. Ne, kai kuriom, jau daugelį salių. Turi net chest fly'us aparatą. Šito nesudaręs. Žiūrėkit, gali čia net valgymo pasidaryti. Aš esu žiauriai maloniai nustebintas. Čia tavrasme pasimėgausiu šitų workoutų. Paskutiniai 2 workoutai ir viskas, baigėt pasirašymas. Tai šiandien darom pušą, 7%. Lengvai jau tiesiog papumpuot biškį, kaip ir prieš Lenkiją darom. O, šortas koks. Mėgaujas dabar šitų experience'ų. Man čia, sakau, varžybos šiaip vyšnė ant torto yra. Bet visa patirtis dabar, kelionė, buvimas čia su treneriu, su mergina savo.
Neatsimenu, kada tokia patirtis buvo. Šiaip gal, kad senai keliavau. Mėgstu keliauti iš tikrųjų, bet nedaug tai teko daryti, pavyzdžiui, jaunystėje. Ir dabar man, sakau, čia išvaryti į Afriką kosmosus. Crazy, kad jau baigęs. Kaip tau? Neblogai. Neblogai? Šiaip šitas skanus toksai. Ja. Gerai. Tau? Man patinka irgi. Man čia viskas patinka. Žmonėm, apie kurie kultūrizmų netiek domis. Mano treneris yra vienas iš nedaugelio jau turinčių IFBB pro statusą. Aš baigiu varžybas sezoną savo, jisai realiai to ir pradės. Tai jisai ruošės rudenį jau pro varžybom, kur tiesiog susirinks visi profai, kurie turi jau kortas. Aišku, aš varau į dėl natūralios pro kortos. Yra ir kortos, kur kultūristai tiesiog, taip švelniai pasakius. Esu gerose rankose iš tos pusės. Žmogus turi daugybę metų patirties kultūrizme. Man atrodo, pirmas varžybos buvo, kai buvo 18, tai man buvo tuo metu, tai nežinau, 10 metų ar kiek, tai žodžiu. Aš kaip calisthenics sportininkas buvęs, neaprūvinu tokių dipų, bet... Jaka, nu ko tu taip pyksti, ką? Koks šiaip minusas gal salėj, kad nėra kondiškės. Maroke dabar čia visas dienas 3-8 mažiausiai, nu kiam gal pasiekė net. Be kondiškės šiek tiek riesta čia. Smagus treniruoklis šiaip. Labai smagus netgi. Fucking katinas salėj tiesiog. Thank you so much. Pasiėmiau maikoną, netyčia pamačiau kažkokią NFL maikoną oversizinį. Pasiėmiau tiesiog 3 eurukų, bet labai gerą maiką. Garit. Papasakok. Jinai gavo dovanų. Tiesiog maikę for free gavo. Dabar einam į parduotuvę. Buvom jau ryte, bet pritrūkau tam tikrų dalykų. Ir tuo pačiu praseisim dar pro Marakešą. Dar čia 6 vakaro. Šiaip žiauriai smagus reikalas. Sorry. Yeah, but where you from, bro? Lithuania. Lithuania, yes, brother. Lithuania, bro. It's good. You're my family, bro. I'm your family. You're from Sudan. I understand Sudan. Sorry, oh. Sudan, I want to go to Spain, yeah? You're from Sudan? But it's not playing. Oh, so you're going to Spain? Yeah. Yeah? Bro, sorry, you don't give me money. You give me one drink. Good thing. I have no money. Bro, no. No money, only phone. 1 minute, bro, okay? Yeah, but I have no money. 1 minute, please. No money. Bro, sorry. I don't have anything. Only phone, man. No, only phone. Sorry. Čia jau begina iškart. It is what it is. Kodėl reikia kalbėti su jais? Ai, neatsiprašau, aš esu noriu papazarį, noriu kultūrą pažinti. Na. Einam, na. Gelikas stovi vienoje vietoje, už 10 metrų tavęs prašo pinigų ant pavalgymo. Tai toks, man kultūrinis šokas, bet man kažkas smagu čia, aš nežinau, aš mėgaujuos čia. Man, pavyzdžiui, bent jau užsienį, žiūrėti, pavyzdžiui, ko nėra Lietuvoje, bandyti dalykus, na, aišku, dabar nelabai galiu pabandyti, nes aš pamirštu šiaip, kad man varžybos to, kad čia dėl to tvojam. Pažiūrėk, yra zero sugar energiakas, koks nenori. Bandysi šito? Taip. Ja, pasiėmėm prieskonių, pieną, peanut butteris kažkoks. Do you guys have cinnamon? Cinnamon? No? Oh, perfect. Thank you so much. Lemba, atrodo gerai, žinau. Jo, rašo prison. Ten fucking kalėjimas tiesiog. Tai jo, ryt paskutinė diena pasiruošime. Laukiu, kol baigsis pasiruošimas, nors ir mėgaujuos paskutiniam dienom. Gausiu 103 dienos, kaip ruošiuos. Biškai pasiilgau to paprasto gyvenimuko. Tai. Mes dabar jau karbopas. Karbopinamės prieš sceną kitaip nei darėm prieš Lenkiją. Tai papasakosiu po to čia apie visą šitą. Koks dabar procesas, ką čia darom su treneriu. Lenkijos varžybose rovėm labai daug angliavandenių, 3 dienos iki varžybų, dabar darom 2 dienas iki varžybų, varom daugiau per riebalus, tai jei vietoj to, kad visokius ryžių dribsnius, krymą, raisus valgyčiau, valgom daug jautienos, kiaušinių, šiek tiek ryžių, tai pavyzdžiui vakar turėjau 200 gramų ryžių ir 800 gramų jautienos, šiandien irgi 800 gramų jautienos, bet ryžių vos daugiau, tai 2 kem gal. 2-8. Forma labai tvarkingai juda, aš pats žiauriai patenkintas. Man atrodo, viskas eina žiauriai smooth. Čia yra 200 gramų jautienos ir 70 gramų ryžių. Varysim ananasą kartu ir čia pareis kiaušiniai. Kadangi ant mėsos, ant kiaušinių, toks kur tipo, kaip ir angliavandenių užkrova, bet, gaunasi tokia labiau irgi riebalų užkrova. Bet kūnas reaguoja žiauriai gerai kol kas, tai aš žiauriai happy.
Labas rytas. Maroko antrą dieną. Su treneriu susičekinom jau, tai atrodom labai neblogai, bent jau pagal tai, ką ir aš matau, ir jis mato. Kadangi karščiai čia, 3-8 kasdien, 3-9, tai negalim labai prisukti vandens daug, nes gali ragas būti. Dehidratuosi ir tada jau šis ant scenos būsi apie nieką. Kaip smagu, išeini į lauką ryte ir šiluma. Rytoj nulipos nuo scenos jau, kas liečia pasiruošimą dan. Dabar turėsiu kažkur susiras, kur kitur fokusuotis į kitus dalykus. Aišku, niekur nedings tas bodybuildinimas ir toliau bus tikslas tobulėti, bet nebus taip, kad tu viską darai tik dėl tam tikros datos, dėl tam tikrų varžybų. Nėra aiškus net mano planai, aš iš tikrųjų nežinau, ką noriu daryti. Daug kas klausia, kas po varžybų. Matysim, čia reikia biški, kad viskas po varžybų nusistovėtų ir tada išsirink ką daryti. Šiaip aš turiu mintį, ką norėčiau ir kaip norėčiau, bet matysim eigo. O dabar einam į parduotuvę. Pabandom tiesiog, aš noriu. Ça, faut pas prendre la main, non. No? Prends main. Yeah, okay. Durė? Taip. Sakė, neimti ranką. Nu tai imam vis tiek. Ne, šiaip pasirinkimas fucking mesi, bet kas liečia kainas, pavyzdžiui, čia niekiek nepigiau Marakešė bent jau. Net brangiau. Net brangiau gal, net to prasme, iš tikrųjų rankos subadytos. Vis stipriai skauda? Nemalonu. Kilas jautienos, ananas, kiaušai, coconut wateris man. Čia dar prisipirkom vaisių, bet čia rytoj ir taip toliau. O prieš sceną čia izodrinkas, jeigu reikės. Mano merginai citronas kažkoks, mėgsta citrusus. Jogurtas, saliamis, vaisiai ir pre-workout mealas treneriui ir apelsinų sultis. Dar vandens. Ir 7 eurų. Tai nežinau, ką čia sako Afrika tipo skurdžių. Aha, skurdžių, ble. Geriau gyvena nei mes. Va, stum ranką, biškutį va tai. Neblogai, aišku, dabar jau karpsų reikia, šiek tiek, kad irgi, bet šiaip gerai. Taip, kad karpsų reikia, man tai atrodo gera pozicija, ne? Taip, dabar jaučia 175 ir 7. Ja, ir po to pasižiūrėsim, kas ir kaip mes. Ja, šauk, 75. Šeštadienį 9, čia žiauriai zaibys. Jo, tada mums realiai užtenka vieno mylo. Blėt, su šito klimato tas ir yra, kad va dabar pasivaikščiai lauke, šilta ir matosi grinai tas toksai vėsinimo procesas, kur vėsina tave pats kūnas iš pušina. Nieko netikėtų, žinai, kad kažkas tu tiesiog va taip, žinai, kur susigaudyti reikia susižiūrėti. Kas gerai, kad tikrai anksti bus. Tai kad nebus užbrinkimo faktoriaus, nebus to šilumos, niekur nesitampysim ir ten viskas gerai. Toks va mylas. 175 jaučio, 7 ryžių, ananasų 75. Labai skanu. Mėsa su ananasu top tier dalykas. Varom į registraciją pagaliau. $100. Yeah. Okay, thank you. Einam žiūrėti tada. 177. 177. 177. Tai aukštesnė varau. Heavyweight. $206. Grįžtam namo, pavalgom ir į salę varysim. Paskutinį workoutą apturėsim sezoną. Man sakė, ateik vėliau į teningą, sako. Ble, tavo reikės biškį nusipurkš daugiau. Aš toks, okay, I'm pale. Ai, tai anksčiau. Man reikia anksčiau, sakė. Gal ne. Nu, čia bus smagu. Ir valgyti čia gali viską. Gali. O, duoda. Oh my god, perfect. Kaip fainai verta tikrai buvo. Kemelis net yra. Kai žiauru. Gali išeiti į lauką salėj. Rimta. Ir iš įrangos pusės, ta prasme, viskas, ko čia reikia. O, maga. Yra net baseinas. Ten bokso zona, žodžiu. Rimta salė. 15 eurų day passas. Verta 15 eurų tikrai. Vakar ten turėjom pas varžybų organizatorių, kaip suprantu, buvom salėj, ten nemokamai sportavom, bet ten tokia, biškai labiau skaft. Bet gerai, man ir labai patiko, bet čia kitaip, čia, tokia božiška, man atrodo, čia Maroke. Tai paskutinė treniruotė mano viso prepo, labai lengviau nei vakar, labai stipriai nespaudžiant nieko, nuvariau į tą registraciją, crazy jausmas, kad baigėsi jau viskas, tai žiauriai keista. Labai keistas treniruotės.
Labai keistas, nežinau, nors daryti nesuprantu aš jo. Ačiū. Išsiaiškinau, čia reikia pasimti šitą, ta prasme, daug geriau bus. Čia ant tai, kur fiksuoti, tai nesąmonė. Daug geriau su rankenėlė. Pravarinėsim biškį angliavandenius. Šiaip karbapas labai gerai eina. Man atrodo, tikrai dar toks ryškus nesu buvęs. Nors jau pasakau, kad kraunam ne pilnai angliavandeniais, daugiau riebalais, bet vis tiek visumoje angliavandenių yra daugiau. Ir pats raumo labai gerai pildos. Ir tai dabar padariau setą, nors ir išvis nespaudžiant. Ta prasme, su kokiais 5 pakartojimais rezerve. Žiauriai gerai jaučia sparnai, pavyzdžiui. Tas va labai smagu ir laukiu dėl to off-seasono, kad taps stiprus ir tiesiog turėtas geras trefkės, tokias, kur tu užsipumpavęs būni. Ir būna klausia, kad ar po varžybų viską esi iš eilės. Idealių variantų ne. Nes nori išnaudoti po varžybinį laiką visą, kada organizmas jautrus augimui labai gerai maistą apdaroja. Jeigu aš persivalgai žiauriai šitinį belenkiek dienų ir užmeti kokius 10 kg per savaitę laiko, susipisi kasą, susipisi absoliučiai viską ir tiesiog tampi storas ir gaunasi vos ne vėl turi darytis mini katą, kad galėtum gražiai augti ir tobulėti šitam sportė. Tai dažniausiai po varžybų pavalgai ir šito laukiu. Laukiu pavalgyti, laukiu pabandyti maisto, bet ir viskas turi būti saikingai. Tu nesuspis virškinimo žarnyno ir taip toliau. Tai šiaip pizdės, kaip gerai jaučiu viską. Prasme, kaip, ta prasme, nežinau, kiek rezervę palikau ant lecų traukos, iš karto užsinešė žiauriai. Treneris gerą metaforą, sako, ne metaforą, palyginimą. Tu gali į varžybas varyti arba ant kortizolio, arba ant dopamino. Tai Lenkai varėm biškį ant kortizolio, čia Maroke finalas varom ant dopamino. Ir manau, forma bus ir kaip atitinkamai gerai. Ana labai vakar nepatenkinta salė buvo. Taip. Šiandien labai patenkinta. Šiandien pagaliau mes turim kondicionierių. Žinokit, kondicionierius tai viena didžiausių laimių gyvenime pasirodo. Pasirinkimas yra, iš tikrųjų užtenka tik kondicionierių. Jo, Anai, kondicionierius į taksą įsėdam, yra kondiškė 5 stars. Čia yra 5 stars. Front double. Šitam apšvietime tu pasieki naują baltumo lygį. Žiauriai nice. Džiaugiuosi labai, kad gerai. Pavalgymas, post-workout mealas. Ką turim? Vėl turim jautieną, 100 pm gramų ir ryžių 90, 7,5 ananasų. Valandą dar laiko pagersiu vandens ir po to tik mini sipais tokiais. Tai pradedam ribot vandenį, kad dar būtume aštresni ant scenos. Lipu 10. tą pačią dieną ir tenina. Ir ten sako, greit labai sukas viskas. Tai, dar daugiau pašnekėsiu po to čiut vėliau, bet dabar einu pavalgyti, nes aš žiauriai hungry. Back double. Alkūnės biškį priekį. Abdominal. Classic. Ir most muscular. Good? Baisiai gerai. Baisiai gerai. Atrodo, kad ten kažko primaišėm į maistą, tau netoviškai, ne tokia netį. Dar vakarė atsizintis. Čia triusikai. Ir kelius iš šonus biškį. Net pizda tikrai. Bet geriau nei Lenkai, ne šis. Nu ką tu šneki, aš nesuprantu. Dieve, brangus. Tavo palyginčiai tavo akį vis tiek. Ai, tai aš buka. Ne. Lenkija toks... Ten padus apšildys. Temų versija. Jo, realiai, jo. Viskas šauliai. Atėjo ta diena. Atsikėliau su treneriu, susičekinom. Žodžiu, viskas atrodo on point. Aš manau taip pat, kad viskas on point. Jaučiuosi ramiausias per visas savo varžybas gyvenime, kiek turėjęs esu. Dabar bus 6, tai dar niekad toks turbūt ramus nebuvau. Nors kaip ir svarbiausios varžybos, kas esu dalyvavęs. Gerai išsimiegojau. Viskas gerai, mes Afrikoje. Mergina daro mano paskutinį kartą meal prepina man.
Nu, manau, ir toliau meal prepins, bet... Meilė ir toliau meal prepinsi, man. Jo, bet tik nesivadins prepai, bet vis tiek ruoš man valgymus. Bet tiesiog nebus, kad pasirašime. Žiauriai excited esu. Labai laukiu. Jaučio. 125. 125 ryžio. Gavau skanuką dar iš trenerio. Nepagalėjo treneris ir tai. Hello. Thank you. Okay. Visai rimta aptarnavimas, ta prasme, top tier. Šiaip dažniausiai net negauni lovų, bet čia gauni. Gavom free lovytės. Tokias backstage. Your name? Žygis. Next one, it's higher class. Okay, you change over there, please. Bye. So, sezono pabaiga. Nu, ja, toks. Dar neturėjom tokio, kad vėsa būtų. Fan. Labai norėjai. Taip. Ir viskas gavos. Viskas gavos. Ateina teningo moterytė, aprūvina, kas sako, ble. Nice. Nu, fun faktas, treneriukas čia prieš metus dalyvavo. Per plauką irgi pro kortos nelaimėjo, bet laimėjo kitur. Bet buvo, sakė, kitaip buvo ten palatkės ir... Stipriai pagerėjo, stipriai tikrai. Backstage'as, nebe palapiniai. Brown Boy, Kimarinu. Jau už valandos kokios lipsim turbūt. Pačioj pirmoji klasė tik tai dviesi esam. Light heavyweight'ose. Vienas iš dviejų laimi ir einam dėl pro kortos tada overallą. Klasikiniam kultūrizme po to 13 mano klasėje. Tai va ten judesys. Ten bus smagu, karočiui, su į masę. Tai, žodžiu. Jau gali mestis tensus. Ja. Varžybos startas visada vėluoja šiek tiek. Čia taip jau būna dažniausiai su bodybuildingo varžybom, kad gan suvėluoja, bet buvo juokinga patirtis. Pakvietė mane su treneriu pažiūrėti šviesas ant scenos, tai aš jau buvau užlipęs ant scenos, pasimojavau head judge'ui. Nėra blogai, neužilgo turėtų jau būti mūsų lipimas. Athletes are ready. Front double biceps. Front lat spread. Side chest. Back double biceps. Back lat spread. Side triceps. Abdominals and thighs. You most muscular. Thank you. Be in the sideline, please. For the first place, we go for 206 Simonton. Front lat spread. Relax. 206, 214, switch. Back double bicep. Back lat spread. Side tricep. Abdominals and thighs.
muscular. Showtime. Gentlemen, DJ, give us some music. We ballin' up, feeling like Brunson. Thinking you pro, son, nah. Ain't a discussion. We started the race, been setting the pace, so I play Furanos. I need them big M's. Ain't talking McDonald's. They done woke up the beast again. Hungry like I got a feast again. Told them all better pick a side. Why? It's either me or him. Hip-hop. Thank you. Håkana, Pilatel Wasita, Zajmin For the first place, we got 260. Classic Physique. And for the next division, we've got Men's Classic Physique. Novice. Padarėm. Dabar neturiu žodžių. Ir bodybuildingo, ne Classic Physique. Į Classic Physique neleido lipti antrą kartą, nors ir užsiregistravau, sumokėjau 400 eurų. Vos neverkiau ant scenos, vos neverkiau tik nulipęs, bet dar kol kas dabar neateina į galvą, kad realiai pro esu. Pro bodybuildas pirmas Lietuvoje. Eiktina, šiaip pizdės. Man of the hour. Išsigando, neleido varžytis. Sako neleistų, bet... Būtų 2. Pasitenkinsim ir vieną. Ką padarys? Pochui, tas 400 tram. Guli, mūsų žalia kortelė, kur taip galvoju. Green cardas, karačiai. Dar turėsim eit prasimyšt, bet sakė, turim palaukti antros vietos iš bodybuildingo. Tai turi tas vengras nulipt. Ai, Ana moterytė iš karto. Jo, teningo moterytė sakė iš karto, kad turi, kas sako gerai yra, tai aš toks ble. Ja, tai pizda, myliu visus. Einam į lauką. Einam į lauką? Čia labai negerai. Negaliu nustoti žliumt. Jo, laimėjom. Kur stovim čia? Ateik, meilė. Tu laikyk dar. Tu supranti, ką pridirbom kortą šitą. Fucking did it. Ką?